Labą dieną. Tai ką aš galėčiau pasiūlyti, tai pagaminti va kvartaliuko, jums reikalingo kvartalo point cloud taškų debesį vadinamą ir AutoCAD nuo 2015 metų 3D modelio peržiūros bent jau ten braižymo matavimosi opcijos yra visose, jeigu nuo 2015 metų AutoCAD visose versijose, jeigu tai nėra light versija. Tai va čia taip atrodo mūsų tas taškų debesis, kaip matot, yra daug taškelių, čia aišku yra jisai gan grubus, nedaug nuotraukų daryta, galimai būtų gerokai gražesnis, bet va pavyzdžiui mes to pasiekoje pasidarom tiksliai iš šono, va tarkim, kurios mums reikia dalies, ar iš galo, ar iš priekio, tai ir galim su paprastu lainu tiesiog pasimatuoti, aš galiu aišku ir reikėtų pridėti, čia yra paklaida apie 5 cm turbūt, bet galima ir su pačiu lainu pasimatuoti, kiek yra, tarkim, nuo žemės iki kraigo. Čia reikėjo, aišku, su tiesia, bet dėl ta, tai vat, length yra nepilnai 9 metrai. Aišku, čia reikėjo su išlyginimu turbūt brėžti. Tai ir šitą dalyką galima, aišku, jį ir pjaustytis ir visą kitą. Tai net ir eksportavus PDF, kaip jis atrodo, bet tai nėra tas 3D modelis, kaip įsivaizduoja. Čia yra tokia, vadinkim, gyva medžiaga, su kuria gali dirbti, prie kurios gali pritraukti, matuoti ir panašiai. Tai tas taškų debesis yra toks dalykas. Tai o daugiau, tai galima, aišku, čia irgi, tarkim, jeigu pjūvį reikia tik iš vienos pusės padaryti, tai pažymėm, pavyzdžiui, mums reikia gatvę tik iš šitos pusės. Kaip pavyzdys galim per pastatus per vidurį. Ir atsipjaunam reikiamą gabalą, tarkim, to 3D modelio ir turim tokį vaizdą, ką galima eksportuoti nuotrauką ar PDF, ar pasimatuoti. Žodžiu, tai būtų tas point cloudas, jį kaip nori gali iš kurios nori pusės kirpti. Tai, o kitą dar ką pridėčiau prie to pačio, tai yra mešas. Mešas yra tai vadinamas 3D modelis. Vėlgi čia, kaip minėjau, nėra daug nuotraukų daryta, tai jisai toksai grubokas kaip priartinė. Bet jeigu iš toliau, tarkim, čia kraštų nežiūrėti reikia, nes čia nebuvo nuotraukų daryta, čia sulieta. Tai žiūrint iš toliau, galima projektuojamo namo įdėti vizualizaciją ir iš kurios nori perspektyvos patinkamo kampo padaryti vizualiai nuotrauką, vadinkim. Tai čia yra principe visiškai toks pat principas ir kokybė labai panašiai, kaip būtų Google Maps, tarkim, irgi. Jeigu priartinė, tai yra ir mašinos sulietos, ir pastatai, ir medžiai susikringeliavę. Aišku, pas mane būtų kokybė tikrai geresnė negu Google Maps. Čia kaip pavyzdėlis, bet kadangi dronas ten dirbtų iš kokio 30-35 metrų aukščio, tai iš daug nuotraukų, tai tas mešas būtų tikrai geresnis. Tai va čia tokie du produktai, ką galėčiau atiduoti ir ką galėtumėt jūs pilnai su jais dirbti. Kaip sakau, darbui tai AutoCAD grinai nuo 3D modelio, puikiausiai matuoti, žiūrėtis, o čia irgi kalniuką kyla pastatai Kauno gatvė. Tai aišku, galiu aš ir tokių ir atpjauti tų būtent profilių, bet jūs negalėsite matuotis, tai čia geriausiai būtų, kad AutoCAD įsikeltumėt ir
Ir žodžiu, aš ten laiške paskui parašysiu, kokiais formatais galiu mešą eksportuoti. O Point Cloud tai eksportuosiu taip, kad bet kuris AutoCAD'as įsikeltų. Tai va tiek žinių.